Sveiki, Minecrafteriai! Taigi šiandieną po ilgesnio tarpo Pulito vėl daro naują video. Šiandieną paruošiu jums staigmeną. Ne šiaip savo žaidimą. Žaidimą LTP serveryje. Pradėkime. Ne, iš tikrųjų, tai pagalvojau sukursiu patį pirmą video. Tiesiog, ką galim nuveikti per pirmasis 15 minučių serveryje. Pabandykim. Taigi čia yra jų spawnas, išsaugotas kiaušinis, kaip matau, kažkieno lava ore, awesome. Spawnas, matau, vyksta darbai čia geri, vyksta perestroikis. New spawn coming up, Andrius. Ok. Viskas čia ore. Sveikas, sveikas. Gerai, matau arklių, maisto nelabai. Kokį meduką nusikirsiu. Meduką ir žiūrėsim, kad nors gal gerą rasiu šitų kalnų. Bet kad, jo, čia spawnas gana geroje vietoje iš tikrųjų, bet kitą kartą gal apžiūrėsiu iš tikrųjų, nes negaišinsiu laiko. Jau praėjo bene minutė. Kapuojam medį, awesome. Achieventą negavau, gerai padarėm achieventą. Serveris veikia ant snapshoto versijos, tad gali būti tokių pripambasų nenumatytų, kaip lagai ir panašiai. Nėra tame jokios problemos, manau. Ok. Turim medžio, turim ir dar bastolį. Štai čia. Ir tada pasidarysim, aišku, kaip visada pikeksą. To mine. And stuff. Dabar yra kaip tik, jeigu neklystu, laikas iki vidurdienio, tai kaip tik ateinant vakarui arba nakčiai gal net ir baigsiu video. Apžvelgęs visus rezultatus įvykusius. Ok, einam toliau. Ko gero gyvūnų čia kažkur nelabai rasiu, bet visgi radau. O jau bus išniokotas visas spindulys apie spawną didelis. Ne, okei. Nieko, pasirūpinsiu, kad tikrai būtų dabar išniokotas. Gyvūnų nerasit jau kilometras. Kažkas pasistengė, nes, awesome. Dar viena kiaulė. Gerai, matau cobblestone'ą, būtų gerai dar gauti ir... Bėg. Būtų gerai gauti dar ir biškį anglies iš kažkur. Rastų kapot nelabai noriu iš tikrųjų. Žiūrėsim, ką pasiūlė šitas kalnas. Cukranė, dresatyčiai. Maistas baigęs jau. Ne kažką šiek tiek. Bet mus išgelbės kaulas. Labai gerai. Kaulas netgi čia pačioj, nereikia kilt. Kažkas tekstūra. Kažkas nauja čia. Kažkoks keistas lagas. Bet ne, kurie nebūna iš tikrųjų. Ok, dar bastolis. Lygia cobblestone dar šiek tiek. Cobblestone'as. Taip ir taip. Šitą. Tada išsikepsiu ir tikslas, ko geriau apsirengti iš tiesų. Na, jau vidurdienis. Reisim, ką pavyks nuveikti iš tikrųjų. Labai įdomu. Niekad nedariau tokio eksperimento. Iš tikrųjų, per UHSC žaidimus esu daręs tokius sprintus. O tiesiog ateisiu serverį, kuriam nėra UHSC. Tiesiog šiaip serveris, kaip sakyti, kitokio formato visai. Niekad nesu kažko panašaus daręs. Kodėlgi ne? Ok, čia iškeps, pavalgysim, aplakstysim dar jau to šiek tiek. Ok. Dar naujas kažkas, kas yra. Iš tikrųjų labai tų naujų net nelabai žinau, granitas, ok. Net nelabai ir žinau šitų naujų blokų Minecraft'o, matau, jie nėra reti. Ok, tai maistas. Tada šiek tiek palauk teks. Ir kol maisto
O, maistas kepa iš tikrųjų tas paskutinis, tai dar galbūt kolą prikaposiu, nes jo tikrai reikės. Koksgi Minecrafteris be torčių, ar ne? O, Patamaras taip pat. Ką tik pradėjo žaisti, iš tikrųjų tai mes čia pradėjom tokią gaują žaisti. Naują, visus priėmė vienų įpų. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Ir kiek pavyks iš mūsų įsitvirtinti serveryje. Na, aišku, tikėkimės geriausia. Ok. O, biškai feilas. Pasiimsiu tą krosnį, nes visų pirma tai kam žemėlapį tai aš, tai visų antrų tai vis tiek man jos dar reikės. Ir tada, dar kiek turiu laiko, dar reikia man susirasti kažkokių tunelius, kažką tokio. Čia kalnai, tai nelabai norėčiau iš tikrųjų tiesiog kasti žemyn, nes tai yra šiek tiek banalu ir neįdomu. Nes visgi Minecraftas juk pasiūlo visokių tokių įėjimų į tunelius, net nereikia kažko labai pačiam kurt dažniausiai. Ok, čia kažkas naujo irgi. Andesite, nežinau kas tas net yra. Čia dar čiūčiui tas pasiektais kitą apšvietimą, ai ne, diorite. Ką čia per velnis. O, štai ko ieškoju iš tikrųjų. Ok. Ten mačiau creeperis nuėjo, ne kažką, biškai, ne kažką. Torčių. Serveris, kiek žinau, veikia hard režimu, tai iš tikrųjų creeperis iš karto galėtų mane ir nužudyti gana lengvai. Pažiūrėsim, tai teisybė. Čia bugas, kad jis iš visą mirks ar kaip? Ko gero bugas. Ok. Čia kaip ir nieko. Jau turime 7 minutės, žiūrėsim, ką per likusį laiką dar pavyks nuveikti. Visiem galim sakyti. Ir, dvi raganos pračiai žaidimo yra nieko gero. Jeigu dar greičia paušina, jeigu išgers, tai bus geras. Tai ir taip padarė, rūpūžė. Oh my fucking god, kokia gera pradžia. Kokia gera pradžia. Gerai, no panic. Man tik prasideda čia ir dabar. Ir padarysim taip. Taip ir taip. Ne, jinai mes paušina čia. Ne mes paušina, ne. Jinai geria paušina? Oh, fuck. Kaip aš čia nuždysiu, kad nors. O, nužudžiau, osom. Kaip pirmas killas, tai visai sakyčiau nieko. Gal nors gero išmetė 3 pagaliukus. Nu, paušinas būtų aišku žymiai geriau, bet tiek to. Gerai. Čia, kaip suprantu, nieko daugiau įdomus ir nerasiu. Šiek tiek persirikiuoju inventorių ir einu ieškoti toliau. Iš tiesų, esant laikui galiu paminėti, kad su mano single player serijomis šiek tiek yra problemų. Nes redagavimas ir iš tiesų yra labai komplikuotas jų. Kadangi filmuodamas turėjau iš tikrųjų nepadoriai silpną kompiuterį tokiem darbam. Tad visas tas procesas buvo filmuojamas su prastais kodekais, prasta kokybė. Ir tas labai atsiliepia dabar, kai aš jau noriu. Holy shit. O, gerai, kad jau negali žlugti. Oh my god, ką jin čia daro? Kažkas žuvo ten. Biškai antroji man logo. Ok, what the fuck? Bent jau slaunės dingo. Ten dar girdžiu vis kažkur skeletoną, tai gal ir geras ženklas. Šleistas kažkur čia yra tunelis vėl. Aišku, su viena hypinė labai kažką čia galiu padaryti. Ir jin ateina, ai. Išsigandau, kad jin vis tiek gali ateiti. Geras bugas, jinai pusę bloko įsmiugas į žemę. Ok, kas čia laukia manęs? O, spawneris, nes vyras skeletonais daugėja. Gal man tik taip atrodo. O, awesome. Ironas. Dabar yra 10 minučių berods.
Tad visai neblogai. Čia jau ko gero bus 8, netgi 9. Wow, super. Tai jau galėsiu, bene kaip ir pusę setų paturėti maždaug. Na, aišku, iki pilnos laimės dar būtų gerai ir lanką gauti. Skeletonų būtų awesome. Kokia naktis atėjus, kad nors neturėjo būti iš tikrųjų dalies nakties. Kurie yra įdomus strigė. Čia aukštis yra 309. Su paviršiumi neturime nieko bendro. Turiu omeny, kad girdisi garsai vaikščiančių mobų su paviršiumi būna. Tai dar šiuo atveju nieko panašaus. Ir man reikia grįžti, pasiimti darbastulį. Awesome. Ar gal... Ne, aš gal turiu ar ne darbastulį? Atrodo, kad ne. Nope. Jo, visus 3 levelius susikėliau. Iš tikrųjų neblogai, nes dabar reikia tų levelių. Visą kitą sistemą padarė. O jis mane... pastebėjo, gerai. Ateik čia, ateik. Mėtas man potions, ne? Parako, ką atėjo? Kodėl parako? O, naktis visgi atėjo, kaip matau. Ką padarysiu? Dar turiu geras 4 minutės. Pažiūrėsim. Čia dar irono šiek tiek bent jau o, arba... Ne. O, irono yra, esam. Irono radau, o, dar ten yra irono, super. Galim sakyti, per tas 15 minučių tikrai visą tą pilną turėtis ironą. Be abejo, kuo kitko ir tikėtis, jeigu aš realiai žaidžiu vanilą UHC ritmu, ta prasme, viską forsinu, kuo greičiau gauti. Be abejo, visą laiką taip žaisti neįmanoma, nes tuomet yra prarandamas pats žaidimo malonumas. Bet kodėl jį nepadarius pradžios? Visai įdomu iš tikrųjų. Su Iron Pickaxe visai kitas reikalas viską minins. Žymiai greičiau. Ko galima, aišku, ir tikėtis. Darius CXZ prisijungė. Awesome. Ok, ten dar palikau Iron Anai pusį šiek tiek. Labas. Įsivaizduoju, koks nors iš Sambų ateis kokį vakarą. Ir maždaug serveriai kokie iš tų naujakų, visi naujakai maždaug žaidžia. Ir jis toks, what? Žinau, kas čia buvo, ką praleidau. Kažkodėl labai būtų tikėtina tokia reakcija. Bet nieko smerktino tikrai. Ok. Kaulo, turim jau 13 minučių. Nagi. O, kaip miela. Nors mano tekstūrių pekutas ačiū nelabai gerai atrodo, bet... Ko ne FTB? Ai, tai čia kurs. Ok, turime jau... Kiek čia? 16, dabar reikia tik tais viską kept. Viską tik kept. Taip. Ir taip. Ok, skeletonai nesigirdi, tai reiškia, kad dėja spawnerių nebuvo. Turim 14 minučių. Ar spėsim iki 15 išsikept viską? Taip ir klausimas. Aišku, kad būčiau garantuotas, kodėlgi ne. Galim dar į 3. 6, čia 7, kad čia nuo vyro ką nuimti iš tikrųjų. O, po 4 esi 3, awesome. 7, 9, 10. Ankunį pasidarau. Iš tikrųjų, jeigu neturit irono, nu, ta prasme, turit irono mažą kiekį, visam setupui neužtenka, tai visada patartina yra pirmą pasidaryti antkūnį ir jį sudėti, po to kelnes ir tada jau kas lieka batai ir šalmas. Čia kalbant apie aprangą, o prie viso to be abejo pirmasis ko gero eitų kardui,
ko gero, pirmasis Ironas, nes visgi Irono kardas yra, na, karingesnis už akmens ir panašiai. Ir aišku, pikeksas dar būtų prie to visai nieko. 14, turim antkonį, o žiūriu, kad šis to padėjo, nepavyks padaryti man. Turim jau 15 minučių, bet mes turim tuos du, o gal ne, visgi dėjų trūko. Dėja. Ką padarysiu? Kitą kartą, kitam epizodui atidedu šitą. Žiūrėsiu, kaip čia man pavyks su tais epizodais, galbūt dabar filmuosiu, galbūt kažkada vėliau. Anyways, tai atsisveikint, su jumis buvo Paulito 91. Pradėsiu savo serijų franšizę šitame serveryje. Žiūrėsim, kaip seksis. Ką gero pasitysim, planuose galiu užsiminti, kad planuose yra bendri projektai su kitais žaidėjais. Bus daug redstone. Tai tiek šiam kartui. Ir iki.